Eugenija Tautkaitė. Sausio 5 dieną negailestinga mirtis išplėšė ją iš mūsų tarpo. Ne, ji nemirė. Nemiršta revoliucionieriai, nemiršta rašytojai, ją jų darbo vaisiais naudojasi pasiliekančios ir ateinančios kartos. Vilniuje ji pradėjo sunkų samdinės tarnaitės kelią. Šiuose gatvėse viena pirmųjų Lietuvos komjaunolių kovėsi už jauną tarybų valdžią. Dabar tomis pačiomis gatvėmis ji vyksta į paskutinę kelionę. Bet kovotojos revoliucionierės, kovotojos rašytojos atminimas visat mums bus pavyzdžių, kaip reik gyventi ir dirbti. Mes šią sunkią valandą prie kapo pasižadam, kad niekad neužels rašytojos praminti takai. Kretingos rajono Karolio Požėlos vardo kolūkio agronomas Dervinis ir artelės pirmininkas Norkus. Papasakoti norime apie agronomą. Baigęs Joniškėlio žemės ūkio technikum, Antanas Dervinis prieš 4 metų atvyko į šį kolūkį. Kolūkis buvo tik vidutinis, bet agronomas netoks žmogus, kad pasitenkintų esančią padėtim. Labiausiai Antanas Dervinis stengiasi palengvinti kolūkiečių darbą. Štai laiptai. Anksčiau kolūkiečiai jais tempdavo sunkius grūdų maišus. Agronomas sugalvojo rengti transporterį. Mat, kaip patogu, maišai patys keliauja į 2 aukštą. Belieka juos pasitikti. Toliau grūdai iš karto specialiais loveliais patenka į grūdų valymo mašiną. Vietoj 18 prie jos dabar dirba 3 žmonės. Ir vis dėka agronomų Dervinio racionalizacijos. Tokiu būdu kolūkis per dieną išvalo apie 14 tonų grūdų, o tai duoda didelę ekonomiją. Geri šeimininkai jau pasiruošė pavasariui, o taip pat ir gretimų kolūkių sėklas išvalė. Mums patinka patogi ir graži avalynė. Deja, tik ne visada avalininkai tai supranta, nors kartais... Pažvelkite, kokius raudonojo spalio kombinato modelistai sukūrė puikius modelius. Naujam sezonui pasiūlyta net 50 pavyzdžių. Ir visus modelius bus galima netrukus paleisti į gamybą, nes antrųjų 7-mečio metų pradžioje kombinato kolektyvas perėjo dirbti prie naujų konvejerių. Tik per dieną kombinato darbininkai apaus apie 2,5 žmonių, 2 kartus daugiau nei senaisiais metais. Ir tai dar ne viskas. Raudonojo spalio kombinatas vis auga, mechanizuojami gamybos procesai, rikiuotėms stoja nauji cechai. Kauno raudonasis spalis 7-mečio pabaigoje taps stambiausių Pabaltijį. Tai Ukmergės pirmosios vidurinės mokyklos auklėtinių darbai. Meistriškai padaryta, o tai ne taip jau lengva. Pirmiausia, reikia išmokti valdyti įrankius. To vaikai mokosi politechninio apmokymo pamokų metu. Kas dar tik pradeda, tenka paprakaituoti. Tačiau Edmundui tai atrodo juokai, jis jau sudėtingas operacijas atlieka. Visi šie vyrai ne vieną tėtį pamokytų, kaip pagaminti namų apyvokos daiktus. Kuomet medis ir instrumentai pažinti, jie pasidaro paklusnus. Dabar jau galima įvairiausias meninės kompozicijas sukurti. Štai paprastoje lentelėje gimė Žemaitės portretas. Moksleiviai jo papuoš savoją mokyklą. Tai
Tai buvo prieš naujus metus. Atėjo moksleivio atostogos ir staiga... Piliečiai, į pirmą tarybinę ligoninę atvežta sunkiai apdegusi mergaitė. Jauna gyvybė pavojuje. Jei išgelbėti nuo mirties, reikalingas anksčiau patyrusių sunkius nudegimus. Tarybiniai žmonės nebejojo nei minutės. Nelaimė ištiko mūsų šeimos narį. Ar gali kitai būti? Savo kraują atidavė elektromonteriai Būt. Avalynės fabriko darbininkė Gaidukevičiūtė. Įvairia pramoninio kombinatų meistras Grinevičius. Statybos tresto darbininkas Poškus. Gaisrinės apsaugos šoferis Šalkovskis. Jų gyvybės srovė pradėjo tekėti į sužalotą kūną. Šūra Ivanilova nežinojo, kad turi tiek draugų. Ir jos mama ėmė tikėti, kad dukra bus išgelbėta. Visas pastangas deda chirurgas Balys Rimšelis, ligoninės personalas. Pasakykite, draugas Rimšelį, mūsų kino žiūrovams, kaip jaučiasi jaunoji ligonė. Skaitau, kad krizė praėjusi, jos stovis dabar žymiai yra geresnis ir manau, kad mergaitė greitai pasveiks. Žinoma, mūsų ligoninės personalas mergaitės būtų nepagydęs, jeigu ne geri žmonės davusi į jai savo kraują. Garsus Vilnius architektūriniais paminklais. Atkreipkite dėmesį į namą Gorkių gatvėje. Tik visai neseniai sostinės architektams pavyko nustatyti, kad tai 16 amžiaus gotikos paminklas. O buvo manoma, kad tokio stiliaus gyvenamųjų namų mūsų mieste nebuvo pastatyta. Dabar visos istorinio pastato dalys atkuriamos kruopščiomis restauratorių rankomis. Antrąją jaunystę pergyvena senoji Trakų pilis. Fašistai išbėgdami susprogdino Raudondvario pilį. Šis architektūrinis ansamblis bus atstatytas jau 61 metais. Restauruojami garsios Kauno tvirtovės griuvėsiai. Štai kaip dabar atrodo Raudoniai, o taip jie atrodys netrukus. Restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse geologas Eduardas Vadzinskas ir architektas Sigitas Lasavickas jau aptarė Gedimino pilies ir kunigaikščių rūmų ansamblio projektą. Na ir tikriausiai nėra restauratoriaus, kuris darbus nenorėtų vykdyti tokiais tempais. Iš kolūkinių laukų atvežė į sostinę dainą ir šokius kaimo saviveiklininkai. Radviliškio kultūros namų šokių ratelis, lietuvių liaudės šokis Varkijietis. Kelmės kultūros namų liaudės šokių ratelis atliko latvių žaidimą Audėjų šokis. Vestuvinį maršą groja Tauragės rajono Taurų tarybinio ūkio kaimo kapela. Tai šoferis Kareiva. Moksleivis Jonikas. Tarybinio ūkio sandėlininkas Čeikauskas. Ši apžiūra svarbi repeticija prieš jubiliejinę dainų šventę.